Ką papasakotų sartai? Lietuva rašo 1000 istorijos knygą. Mes visi esame susiję atminties grandinėle. Laikas skuba praeityje palikdamas viską, kai ką sunaikindamas, sugriaudamas, paslėpdamas. Tačiau žmogui reikalinga ne tik dabartis, ateitis, bet ir praeitis. Paminklai, koplytstulpiai, stogastulpiai, kryžiai. Tai sartų krašto istorinio paveldo dalis, kuri įpareigoja mus gerbti praeitį, puoselėti gyvenimiškas vertybės, gyventi vardan žmonių ir dėl bendros visų mūsų ateities. Jie mums primena Zarasų krašto partizaninių kovų istoriją. Šios kovos vyko daugiau kaip 8 metus ir vyravo daugiau kaip 100 laisvės kovotojų. Dusetų Antalieptės valsčiuose vyravo nedideli, jungiantys iki 30 partizanų būriai. Jų veikla pirmąjį okupacijos metų rudenį buvo aktyviausia, tačiau čia pasipriešinimas buvo ir greičiausiai palaužtas. 1944 m. rugsėjo pradžioje buvo gauta žinia apie partizanų susitikimą Bileišių kaime, kur 200 dusetiškių ir antalieptiškių susirinkę tarėsi, kaip kovoti prieš sovietų valdžią. Partizanai buvo ganėtinai aktyvūs. Dusetų valsčiuje veikė 4 būriai su 80 partizanų, o Antalieptės valsčiuje 5 būriai su 62 partizanais. Tačiau šis skaičius galėjo būti gerokai didesnis, nes šiuose valsčiuose nuo mobilizacijos slapstėsi maždaug 330 šaukiamojo amžiaus vyrų. Vienas iš daugelio, Antanas Kazakevičius, 1944 metais pasirinkęs partizano kelią. Pirmojo susirėmimo metu žuvo būrio vadas ir Antanas su gyvais likusiais kovos bendražygiais pasitraukė į Baraukos mišką netoli Dusetų. Kitą dieną, vėl užpuolus tribų ir kariuomenės smogikams, jis buvo sužeistas ir tik po kurio laiko įsijungė į Audros partizanų būrį. Čia gavo Viesulo, Narsučio slapyvardžius, sutiko patyrusius kovose partizanus Bronių Stasiškį, Joną Abukauską, Juozą Zavacką ir draugė su jais dalyvavo daugelyje susirėmimų. Tuo laiku teritorijoje nuo Užpalių link Antalieptės ir nuo Užpalių link Dusetų veikė galingas kunigaikščio Margio rinktinės Audros partizanų būrys. Dusetų miestelyje sovietinės okupacijos žiaurumus dabar primena tik archeologinė perkasa ir toje vietoje augantis jaunas ąžuolas. 1972 metais, kai ekskavatoriaus kaušas užkabino žmonių palaikus, medį pasodino Dusetų miestelio gyventojai Izidorius Sklabys ir Juozas Macijauskas. Priešais Antazavės bažnyčią, kitoje gatvės pusėje stovi kuklus medinis kryžius su užrašu Stalinizmo aukoms, o po juo metalinė lentelė ir posmas. Tai tu, Lakštute, tu giesmininkė, užtrauk giesmelę vakarais, visiems priminki, kad čia ilsis mūsų tėvynės ąžuolai. Tai pats pirmasis kryžius, pastatytas antazaviečių rūpesčiu 1989 metais, šioje vietoje okupantų ir jų pakalikų užkastiems partizanams bei rezistentams atminti. Šalia jo puošnesnis kryžius, kurį 1993 metais savo tėvo Kazio Mickaus, žuvusio 1946 m. balandžio 23 dieną ir visų kitų žuvusiųjų ir čia užkastųjų atminimui pastatė Elena Jurevičienė.
Šalia ant ąžuolinių sienelių pritvirtintos metalinės plokštės, kuriuose įrašytos 32 žuvusiųjų kraštiečių pavardės. Paminklas primena, kad žmonių atmintis budi, kad kovotojai nepamiršti, kad jų atmintį saugo ne tik giminės ir artimieji, bet ir visi, kuriems brangi Lietuvos laisvė. 1944 metais tarp Antazavės ir Dusetų nuo šaukimo slapstėsi kelios vyrų grupės. Iš pradžių gyvenę aplink namus, jie rugsėjo pabaigoje pradėjo ginkluotis. Tai paskatino žiaurus įvykis Pakerių kaime. Ieškodami vengiančių mobilizacijos vyrų, Dusetų stribai nužudė 2 legaliai gyvenusius jaunuolius. Spalio mėnesį susirinkę Antazavės, Avilių ir Pasartės krašto vyrai šile iškasė bunkerius, juos įtvirtino, pasirengė gynybai, o lapkričio viduryje į Antazavės miškus atvykęs zarasietis Marijampolės kariūnų mokyklos kursantas Mykolas Kazanas ėmė jiems vadovauti. Būrys buvo padalytas į skyrius, kuriems vadovavo Bronius Galvonas ir Jonas Lukošiūnas. Sutvirtinta stovykla, aplink ją iškasti apkasai su kulkosvaidžių ugniavietėmis. Tankus pušų jaunuolynas jiems suteikė puikią maskuotę. Stovykloje buvo įrengti 5 bunkeriai, 4 skirti gyventi partizanams ir 1 štabui. Štabo bunkeryje galėjo tilpti 20 partizanų. Naudojant akumuliatorių buvo įrengtas apšvietimas, veikė radijo imtuvas siera. Vado įsakymų aplink ant kalvos įrengtą stovyklą buvo iškasti apkasai. Tuo metu Antazavės šilas sulaukdavo vis daugiau gyventojų. Gruodžio pradžioje kuopą sudarė per 90 vyrų. Į Lietuvos pasipriešinimo kovų istoriją 1944 m. gruodžio 27 dienos pergalinga kova įėjo Šilo mūšio pavadinimu. Vyko baisios kautynės, buvo šaudama šautuvais ir kulkosvaidžiais, sproginėjo kulkos. Kryžminė kulkosvaidžių ugnis sulaikė priešą. Kovos metu žuvo 1 pats jauniausias 17-metis partizanas Jonas Kairys. Kelis kartus sovietų kariai bandė užimti stovyklą, bet partizanai sėkmingai atmušdavo jų atakas. Okupantų gretos smarkiai praretėjo. Laimingai išėję iš apsupties, partizanai patraukė į Salinių kaimą. Čia jie atsikvėpė ir dalis partizanų nusprendė trauktis į Šimonių girią, o kiti išsiskirstė grupelėmis. Saliniuose palikę sužeistuosius partizanų vadą Kazaną, vokietį Hovę ir keletą kitų partizanų, Lašo vyrai išėjo į Dusetų miškus. Paskutinė Mykolo Kazano kova buvo trumpa. Netikėtai užklupti kovotojai bemaž nesipriešino. Jėgos buvo pernelyg nelygios, o vieta gynybai pernelyg prasta. 3 jauni vyrai susisprogdino prieš tankinę granatą. Šioje vietoje buvusioje Juozo Markelio sodyboje 1945 m. Liepos 7 dienos kautynėse žuvo vadas Mykolas Kazanas, Siaubas, partizanai Adolfas Bražys ir Jonas Lukošiūnas. Žiaurius įvykius primena partizanų kapas, kur palaidota 10 Vyties būrio partizanų. Būrio vadas Mykolas Kazanas, pravarde Siaubas, Adolfas Bražys, Jonas Lukošiūnas, Jonas Gražys, Jonas Kokinas, Antanas Puslys, Bronius Vaikutis, Vilius Zablackas, Vytautas Zablackas ir Jonas Zarakauskas. 1945 sausio 8 žuvę ant Sartų ežero ledo.
1945 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos ir Latvijos pasienyje esančiuose Raudinės Šarlotės miškuose kautynėse su NKVD kariuomene žuvo Vytauto apygardos Lokio rinktinės vadas Antanas Streikus Tamošiukas ir 10 Žalgirio būrio partizanų. Jų atminimą saugo stogastulpis, kuriame yra įrašas: nepriklausomybės savanoriui, Vyčio kryžiaus ordininkui, Lokio rinktinės Vyties kuopos partizanų vadui Antanui Streikui Tamošiukui, jo sūnums partizanams Izidoriui, Juozui, patriotinės šeimos nariams, žmonai Marijonai, sūnui Petrui, dukroms Onai, Valerijai, kovojusiems su sovietais už Lietuvos nepriklausomybę atminti. Mykolui Kazanui žuvus, Zarasų rezistencinių jėgų vienytoju galėjo tapti Balys Pupeikis Tauras, tačiau jis anksti pasitraukė iš aktyvios kovos. 1944 m. gruodžio mėnesį Antazavės miškuose kuriama Lokio rinktinė nesugebėjo išplėsti įtakos už savo ribų. Sudėtingos sąlygos, išorinio palaikymo stoka bei ankstyva rinktinės vado Mykolo Kazano žūtis sustabdė rezistencinių jėgų konsolidaciją. Lietuvos partizanais pasivadinę sukilėliai pasauliui parodė, kad mūsų tauta niekada nesusitaikys su okupacija, kad mūsų šalies įjungimas į Sovietų sąjungą buvo padarytas prievarta prieš tautos valią. Tikėk, Lietuva bus laisva, komunizmas bus sunaikintas ir baigsis juodoji vergijos naktis. Tautos sūnūs, partizanai sugrįš laimėtojais, su laisvės šypsenų lūpose. Skausmo ašaros nudžius nuo raukšlėto motinos veido. Iš kalėjimų ir Sibiro taigų į gimtasias pastogės sugrįš išvarginti tremtiniai, pastatė medinį kryželį ten nukankintiems. Ir žuvusiems didvyriams, partizanams bus lengva laisvos Lietuvos žemelė. Tauta didžiuosis tais, kurie garbingai ėjo savanorių keliu, kovodami dėl Lietuvos laisvės. Visus čia paminėtus ir nepaminėtus kovotojus siejo meilė tėvynei Lietuvai, neapykanta pavergėjams. Ši apžvalga – tai nedidelė atminimo puokštė žinomiems ir nežinomiems sartų didžiavyriams prisiminti. Ant slenksčio žodį